Labą dieną. Tęsėme savo tinklalaidžių ciklą Aš taip negalėčiau ir šiandieną kalbamės su Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, pagalbos vaikams padalinio, globos centro kolege, tarnybos atestuota specialiste ir GIMK žinove Laura. Sveika, Laura. Sveiki, Rasa. Tai šiandien norėčiau trumpai susipažinti su jūsų veikla ir atliekamomis funkcijomis globos centre. Gal galėtumėte trumpai prisistatyti, kas jūs esate ir kokią įstaigą atstovaujate? Tai jau pokalbio metu mane labai gražiai pristatė, esu socialinė darbuotoja Laura, tarnybos atestuotas asmuo, dirbu Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centre. Dirbu ne viena, globos centro komanda susideda iš 11 žmonių, komanda 4 tarnybos atestuoti asmenys, 5 globos koordinatoriai ir turim 3 psichologus, kurie teikia paslaugas globėjams ir įtėviams. Puiku. Mūsų būsimi globėjai atėję į vaikų teisės gauna nukreipimą pas jūs ir kas įvyksta toliau? Labai oficialiai skamba, tarnybos atestuotas asmuo tai yra žmogus, kuris padeda būsimiems globėjams ir įtėviams pasimatuoti tą globėjų ir įtėvių rūbą, kad suprastų, kas tai yra globa, ką reiškia globoti vaiką, kuris yra patyręs tam tikras netektis ir kokie gali būti iššūkiai. Tai va tos šeimos, kurios yra išklausiusios mokymus, susipažinę su visa mokymų medžiaga, jiems yra lengviau priimti tuos visus iššūkius, kažkokius kylančius sunkumus, žino, kur reikia ieškoti pagalbos. Tarnybos atestuotas asmuo tai yra tas darbuotojas globos centre, kuris ir ieško globėjų ir įtėvių ir vykdo jų parengimą, mokymą, rengia išvadą dėl jų pasirengimo, nes visą laiką po mokymų žmogus gauna išvadą, ar jis yra pasirengęs vaiko globai ir įvaikinimui, ar jam vis dėlto dar trūksta to pasirengimo. Ir suporavimo procese tarnybos atestuotas asmuo irgi dalyvauja, kai yra ieškoma vaikučiam likusiems be tėvų globos šeimos. Ir jau kai vaikas atkeliauja į globėjų įtėvių šeimą, tai irgi tarnybos atestuotas asmuo kartu su globos koordinatoriu būna šalia ir kylant tam tikriems iššūkiams, sunkumams visą laiką konsultuoja, pataria ir bando kartu judėti į priekį su globėjų ir įvaikinimu. Tai tarnybos atestuotus asmenys dažniausiai ir kreipiasi įtėvių šeimos, kurios negauna globos centro paslaugų, bet kyla kažkoks sunkumas, nesklandumas, vis laik skambina savo tiems GIMK mokytojams ir tarėsi tam tikrais klausimais, kur reikėtų ieškoti pagalbos, ar čia mums reikėtų jau sunerimti, ar čia kaip ir viskas tvarkoja, tai tą ryšį galim, ir yra tikrai tokių situacijų, kur mes palaikom nesistemingai, bet pagal įvaikintųjų šeimų poreikį, kai sulaukiam jų skambučio, kad jie žino, kad turi galimybę bet kada pasiskambinti ir pasiklausti, ką mums toliau daryti, nes iškilo tam tikras iššūkis. Ir GIMK specialisto, tarnybos atestuotas asmens vaidmuo yra, mes juos kaip ir išlydim po mokymų į globą įvaikinimą, bet labai svarbu vaidmenį mes užimam ir vaiko suporavimo procese. Nes kai yra parenkamas vaikas, tai vis tiek dalyvauja tarnybos atestuoti asmenys, kad galėtų tinkamai parinkti vaikui šeimą. Tai irgi yra toks pakankamai įdomus ir sudėtingas procesas, nėra taip paprasta ir mes tikrai tame aktyviai dalyvaujam ir šeimos turi galimybę irgi pasikonsultuoti, pasitarti, kad būtų priimtas galutinis sprendimas, ar tikrai ar mes esam pasirengę konkretaus vaiko globai ar įvaikinimui. Tęsiant toliau mūsų pokalbį, svarbu pažinti ir mokymų programą. GIMK. Visgi, kas tai yra? GIMK, kaip tu ir minėjai, tai yra mokymų programa. Jis yra skirta asmenims, kurie pareiškia norą tapti vaiko globėjais, budinčiais globotojais, įvaikintojais ar šeimynų dalyviais. Programos tikslas – supažindinti žmonės su globa ir įvaikinimu, globos įvaikinimo teisiniais aspektais, globojamo ir įvaikinimo vaiko raidos ypatumais, kokias jie netektis yra patyrę, kokią įtaką vaikui turi biologinė šeima, aptariami taip pat yra vaiko elgesio ypatumai, priežastis, dėl ko vaiko elgesys kartais būna netinkamas, mokome suprasti vaiką, atliepti jo poreikius.
tinkamai jį drausminti. Tuo pačiu pasirengėme pokyčiams, kas pasikeis mūsų suaugusių gyvenime, kai ateis vaikas globojamas į mūsų šeimą. Yra kalbama apie krizių valdymą, tai visą tai ir sudaro mokymų turinį. Pati GIMP mokymų programa yra skirstoma į pagrindinius mokymus ir specializuotus mokymus. Pagrindiniai mokymai skirti yra visiems būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams. Mes tikrai kalbam apie tai, ką reiškia globoti vaiką, kuris yra netekęs tėvų globos. Specializuoti mokymai jau yra skirti tik budintiems globotojams bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. Tai yra labiau tokios specifinės žinios, gilinasi į vaikų darbus. Į GIMP mokymų programą dar įeina tokie tęstiniai mokymai, kurių metu esami globėjai, įtėviai, budintys globotojai vis atnaujina žinias apie vaikų ugdymą, drausminimą, netekčių išgyvenimą, emocijų supratimą ir žinoma kitos svarbios einamos temos globėjų rūpintojų šeimoms. Kaip keisis pats GIMP procesas ir kokia nauja galbūt profesija atsiranda GIMP sistemoje? Šiuo metu yra atnaujinama programa, tai mes irgi dar nežinom, kiek ten bus tų naujovių, bet žinau, kad bus daugiau dalių, bus daugiau specializuotų mokymų, kas planuoja globoti sudėtingo elgesio vaikus, paauglius ar neįgalius vaikus. Tai bus papildomos mokymų dalis, kažkokie tęstiniai mokymai, bus daugiau susitikimų, vietoj 7 vėl planuoja grįžti 10 susitikimų, nes tikrai trūksta kartais laiko priimti galutinai tą sprendimą šeimom, ar jie tikrai yra pasirengę tapti globėjais ir įtėviais. Ir mums specialistams kartais irgi pritrūksta laiko susipažinti su šeimom ir tinkamai juos įvertinti. Tai vat žiūrėsim, mums irgi yra naujiena ir laukiam irgi tų naujienų. Po naujų metų, kokia ta mokymų programa bus. Visų pirma, mes ją praeisim, kaip specialistai išmoksim, o paskui jau visą tą bagažą, ką mes gausim po viso to reformos, nešim mūsų paslaugų gavėjams. Mokymus veda tarnybos atestuoti asmenys. Kokias kompetencijas turi įgyti arba turėti geras GIMP lektorius? GIMP mokytojas, mano nuomonė, visų pirma turi mėgti bendrauti su žmonėm. Gebėti su jais užmegzti kontaktą, tą bendradarbiaujantį tokį ryšį. Ir manau labai svarbu išgirsti mokymų dalyvius ne tik žodžiais, tai ką jie sako, bet ir pajausti juos širdimi. Taip pat labai svarbu turėti tiek praktinių, tiek teorinių žinių, ką reiškia globoti, auginti globojamą vaiką ir visą tas žinias, tą žinių bagažą perteikti suprantamai ir įdomiai GIMP mokymų dalyviams. Laura, papasakokit, kaip jūs atsiradot vaikų teisių sistemoje ir kodėl dirbat globos centre? Man vaikų teisių tema bei pati globa siejasi ne tik su darbinė veikla. Bet mane labai liečia tai asmeniškai, aš pati buvau globojama, tad suprantu, kaip globėjas ar įtėvis keičia be tėvų globos likusio vaiko gyvenimą. Studijuodama socialinį darbą tikslingai gilinausi į globą ir įvaikinimo temą. Studijų metais atlikau praktiką tuometiniam vaikų krizių centre, dabar vadinasi Šeimos ir vaiko gerovės centras. O po praktikos gavau pasiūlymą dirbti socialinį darbą su globėjais ir jų šeimomis, šeimose globojamais vaikais. Dabar galėčiau pasakyti, kad darbas mane pats pasirinko. Papasakojot apie savo veiklą ir darbą globos centre, o kas jums patinka jūsų veikloje? Ką išsinešate po mokymo ciklų su grupe? Man labai patinka sutikti žmonių, kurie ryžtasi savo šeimą priimti be tėvų globos likusį vaiką. Ir taip prisideda prie vaiko gyvenimo keitimo. Kiekvienų mokymų metu kiekvienas mokymų dalyvis praturtina mane savo vertybėmis, įžvalgomis, kažkokią nuomonę, bei noro keisti tą supantį pasaulį, kažkam padėti. Tai tokį teikia motyvą irgi prisidėti prie tokių gerų darbų savo darbinę veiklą. Kai baigėsi mokymai, išklauso visą mokymų ciklą, koks jūsų lieka santykis su būsimais globėjais
Ir kas nutinka su pačiais globėjais po mokymų? Po mokymų su mokymų dalyviais mūsų ryšys nenutrūksta. Mes parengėme išvadą, įtraukiam asmenis į šeimų pasirengusių vaikų globos sąrašą tokį. Ir kai tik atsiranda globos sistemoje vaikas likęs be tėvų globos, kurio poreikius gali atliepti konkreti mūsų parengta šeima, mes su jie susisiekiam ir pradedam globėjų ir vaiko supažindinimo procesą. Tai va ta draugystė tęsiasi iki pat globos tarnybos atestuoto asmens ir asmens ar šeimos, kurie dalyvavo mokymuose ir gavo teigiamą išvadą. Kokį grįžtamą ryšį gaunate iš žmonių tapus globėjais? Ar jie pasidalina, kokia mokymų informacija pateisino lūkesčius, padėjo tapus globėjais? Kalbant apie grįžtamąjį ryšį po mokymų, tai jis visada būna teigiamas. Nors kai į mokymus ateina žmonių, nuotaikos būna pradžioj įvairios. Ką mums reikalingi tie mokymai, nes auginam savo vaikus, ar jau esam užauginę ne vieną savo biologinį vaiką, tačiau auginti ir prižiūrėti vaiką, kuris yra netekęs savo biologinės šeimos, yra visiškai kitaip negu auginti savo biologinį vaiką ir žmonės tą pripažįsta po mokymų pabaigos. Jie tikrai džiaugiasi, kai yra kalbama apie drausminimo metodus, apie tai, ką vaikas išgyvena savo biologinėje šeimoje ir kokios netektis jis yra patyręs. Man labai gražu stebėti visų mokymų proceso metu, kaip patys gimk dalyviai užmezga tarpusavį labai gražią draugystę, tą draugystę puoselėja po mokymų. Taip pat formuojasi tokia globėjų ir įtėvių bendruomenė jau mokymų metu, kuri paskui tęsia savo draugystę, kai ir tampa globėjais rūpintojais. Ne? Ir tai visa tampa, kaip sakau, globos centro ašis. Ta globėjų įtėvių bendruomenė po mokymų išgirdi ir tokių pasisakymų, kad kiekvienam būsimam tėčiui bei būsimai mamai būtų naudingi šie mokymai, nes tai, kas yra kalbama mokymų metu, tinka ir auginant savo vaikus ar padedant auklėti anūkus. Mokymų metu turit galimybę pažinti mokymų dalyvius. Susipažindami su jais turbūt turite nuojautą arba įžvalgas. Ir ar galima mokymuose dalyvavusiems žmonėms pasakyti ne? Ir ar jie gali atsisakyti priimti vaikus į globą? Mokymai yra skirti tam, kad pasimatuotų globėjo rūbą. Ką reiškia būti globėju, su kokiais iššūkiais teks susidurti, kai globojamas vaikas ateis į šeimą, kas jų laukia, kokios institucijos bus jų gyvenime ir panašiai. Tai mokymų metu jie renkasi informaciją ir pasitvirtina savo apsisprendimą, ar jie nori būti globėjais ar ne. Tai tikrai tiek patys žmonės gali pasakyti ne, kad šita veikla ne mums yra, kad jinai yra dar ne šiuo laikotarpiu, mums dar reikia laiko pribręsti tam sprendimui taip. Ir mes kaip specialistai taip pat galim pasakyti mokymų dalyviams tą žodelį ne. Nes kartais matom, kad trūksta tam tikrų žinių, resursų, kad būtų gerai atliepiami globojamo vaiko poreikiai. Nes vis dėlto mokymų metu mes ir tą dalyviams bandom ištransliuoti, kad ne šeimai renkam vaiką, o vaikui renkam šeimą. Ir žinom tos vaikučius, kurie tikrai turi didelę trauminę patirtį ir reikia tokios šeimos, kuri geriausiai atlieptų vaikų poreikius. Visų pirma, ateiti į mokymus ir pasižiūrėti, kas tai yra globa ir įvaikinimas. Per žaidimus, teoriją, bendravimą, diskusijas žmonės turės galimybę suprasti, kas tai globa, įvaikinimas, įsijausti į be tėvų globos likusio vaiko vaidmenį, su kuo jis ateina, jį labiau suprasti ir tada priimti tą galutinį sprendimą, ar aš noriu tapti globėju ar įtėviu.
Paskutiniu metu ateina ir asmenys, kurie nori sieti savo gyvenimą su budinčio globotojo darbinė veikla. Tai čia yra, negaliu pasakyti, kad yra vien tik tai globėjų įtėvių, bet nori būti globos centro komandos dalis. Tai globėjas, norintis tapti globėju, gali ir dirbti tokį darbą, taip? Tai yra budintis globotojas, kuris gali būti mūsų kaip globos centro komandos narys. Taip, jis gal nėra pagal darbo sutartį darbinamas, bet yra sudaroma individualios veiklos vykdymo pažyma ir jisai kartu su globos centru padeda vaikui išvengti buvimo institucijoje, savo namučiuose, prižiūri tą savo globojamą vaiką tol, kol vaikutis yra grąžinamas į biologinę šeimą. Jeigu taip nutinka, kad vaiko negalim grąžinti į biologinę šeimą, tada vaikui yra ieškoma nuolatinio globėjų šeima arba įtėvių šeima. Tai budintis globotojas ir paskutiniu metu dažniau ateina pas mus tie asmenys, kurie išgirsta, kas tai yra budinti globa, susidomi ir ateina pasižiūrėti, ar jie galėtų dirbti tokį darbą, pasimatuoja ir priima sprendimus po mokymų. Tai išvada yra rengiama tam tikrais argumentais vadovaujantis, su šeima diskutuojam, vertinam stipriasias pusės ir kur reikėtų dar pasitempti. Būna tikrai ir tų pagalbos planų sudarimų, kad jeigu bus taip padaryta, taip tikrai jau tada yra galimybė rašyti teigiamą išvadą. Niekur mes neskubam, prašom ir kitų kolegos pagalbos, pavyzdžiui, skiriam psichologų konsultacijas, kad visų pirma šeima turi viduj suprasti, kur yra kažkokie iššūkiai, dėl ko mes rengiam tą neigiamą išvadą ir kokią įtaką visų pirma tai šeimai turės. Nes vis dėlto ne tik mes apie tą globojamą vaiką galvojam, nes jeigu vaikas jau vienas sykį neteko šeimos, atėjęs į globėjų rūpintojų šeimą ir susidūrė su tam tikrais iššūkiais, šeima sakys, kad mes irgi esam, pasirodo, mes buvom nepasirengę vaiko globai ir atsisakom vaiko globos, bet ir tai šeimai bus tikrai iššūkis priimti tą tokį sprendimą atsisakyti to vaiko. Tai siekiam apsaugoti ir globojamą vaiką ir būsimą globėjų įtėvių šeimą. Mes ieškom bendro sprendimo, ar tikrai šeima turi pakankamai resursų priimti savo šeimą svetimą vaiką. Ir tikrai daug diskutuojam, kalbam, bendraujam ir tik tai išimtiniais atvejais, jeigu šeima vis dėlto nesutinka su mūsų argumentais, yra parengiama neigiama išvada, bet jie kažkaip turbūt papirinį variantą labiau priema negu mūsų žodžius, nes iki teismo po kol kas mes nesam nuėję. Tai šeima, reiškia, sugebam mes kaip specialistai argumentuoti, kad dėl ko tai išvada yra neigiama ir dar padėkų sulaukia. Turbūt ne atsakymą mažiau išgirsta žmonių negu taip. Labai mažai. Tai turbūt šitoj vietoj yra svarbu, kokį grįžtamąjį ryšį gaunate iš žmonių tapus globėjais. Ar gaunat kažkokį atsakymą ir ar mokymų informacija, kurią gavo GIMK mokymų metu, pateisino lūkesčius, padeda tapus globėjais? Žmonės tikrai ateina kartais nusiteikę šiek tiek prieštiškai, kad esam užauginę ne vieną savo biologinį vaiką, arba ten esu jau viską mokam. Ir daug žinių turiu, kaip reikia dirbti su vaikais ir aš labai vaikus myliu. Bet mokymų metu labai keičiasi žmonių nuomonės, nes tai nėra vien tik teorijos išdėstymas, tai yra bendravimas, bendradarbiavimas, interaktyvūs visokie pratimai, žaidimai, nes žmonės mokymų metu turi galimybę įsijausti į vaiko vaidmenį, ką vaikas jaučia, labiau tą vaiką suprasti ir visą laiką mokymų pabaigo, kai yra paskutinis susitikimas, tai tikrai girdisi tas liūdesys, nes sako, jau labai ilgai, čia 2 mėnesiai ir sako, jau viskas baigiam, o ką mes dabar trečiadieniais veiksim, mums trūks kažkaip to reikės, tai visą laiką buvom pasiplanavę, pasibuvę taip gerai, tos 3 valandos greitai prabėgdavom. Tikrai girdisi tas liūdesys ir skambina, palaiko tą ryšį, ypač tos šeimos, kurios yra atviros globai įvaikinimui. Tai mokymų metu matosi, kaip žmonės keičiasi nuo to, kad reikia ir taip kaip labai gerai, kad tie mokymai yra. Šaunu. Tai, kaip suprantu, mokymų informacija pateisina lūkesčius, taip? Bet dabar turbūt pagrindinis klausimas ir paskutinis, kurį užduosiu, tai ką patartumėte žmonėms abejojantiems dėl globos, kurie turi mintyse tokį norą,
ką galima daryti šitoj sistemoje? Ar galima ateiti į mokymus ir paskui nenorėti būti globėjų? Tai visą laiką, kai mums tenka iš pirmo konsultuoti šeimas, kurios tik tai svarsto, kas tai yra globai ir įvaikinimas, visą laiką kviečiam sudalyvauti mokymuose ir išgirsti atsakymus, užduoti klausimus, nes mokymai tam yra skirti, ar man tas vaidmuo, ar aš tinku būti globėjų ir įtėvių, ar mano šeimos nariams tai irgi bus priimtina ir tinkama. Tai visą laiką kviečiam, kad jeigu dvejojat, kad galutinai apsispręstumėte, kurią pusę judėsit, ateiti į mokymus ir išgirsti atsakymus. Pasimatuoti tą rūbą įmotės, įtėvio, globėjos ir tada priimti galutinį sprendimą. Ir po mokymų, šiaip tai jeigu dar tikrai trūko laiko priimti galutinį sprendimą, tai tikrai niekas neįpareigoja jau tapti globėjų rūpintų. Ir po mokymų, kai ir išvadą gaunat, jūs galite tą procesą susistabdyti ir jeigu po kurio laiko vis dėlto viduj subręstas noras būti globėjų rūpintojų, bet kada grįžti tą globą ir įvaikinimą. Ir tos žinios, kas yra gauta gimtų mokymų metu, aplamai tinka tiek bendraujant su savo šeimos nariais, su savo biologiniais vaikais, su kolegom, nes tos žinios tikrai yra labai naudingos. Vaiko raidos ypatumus, apie savivertę, netektis, tai ne tik globojami vaikai su tais iššūkiais susiduria, bet visi ir paprasti vaikai gyvenantys savo biologinėse šeimose ir mes kiekvienas žmogus, tai aplamai tas žinių bagažas, ne tik pasimatuoti tą globėjo rūpintojo rūbą, bet ir aplamai praplėsti žinias ir labiau suprasti visą tą situaciją, su kom žmonės susiduria kiekvieną dieną. Vertybė, kurią jūs perdodat suaugusiems asmenėms. Tikiuosi, ne paskutinis, bendradarbiaukim, būkim kaip čia geri žmonės visuomenėje ir sukurkime gėrį būsimiems globėjams. Tai ačiū Jums už pokalbį ir iki kitų pasimatymų. Ačiū ir Dėkui už kvietimą.